Aš esu ant stogo, užlipęs ant stogo, o pirma eilė tai atrodo va taip, va, visi blokeliai tiesiog juda, neprilipę. Nu ką, sveiki darbo liaudis, ankstyvas pirmadienio rytas, sėdam į sugedusį Opelį ir važiuojam į vieną objektėlį. Objektėlis bus kuo įdomus, tai jums parodysim šiame video vloge. Važiuojam tvarkyti bratuko padarytos chaltūros. O ar tikrai bratuko? Sužinosim žiūrėdami šį video. Biški patinekas, sunkiai miegojau, anksti reikėjo keltis, visą naktį jau neužmigau, nes buvo didžiulis stresas. Dėl to, ką dabar pamatysit. Oi, kažkas labai prisidirbo. Ir taipogi pamatysit, kas atsitiko Opeliui. Varysim šiandien Opeliuką į servizą, pasimsim naują automobilį, važiuosim į objektą, važiuosim pasimti velnio maišyklės, parodysim, kaip jinai suremontuota. Tai žodžiu, visą dieną apstu veiksmo. Jeigu norit daugiau tokių video vlogų iš darbo, iš objektų, tai vienintelis dalykas, ką jūs turit padaryti, paspaust laiką po šio video ir pasubscribint bratuko YouTube. Jeigu rinksim daug laikų, aš žinosiu, kad video jums patinka ir padarysim dar tokių video. Ačiū. Žiūrim. Važiuoju be diržo, nes minusas ryte ir prišalo diržas. Varom į degalinę, pasiemam kavos, prisipilam saliarkos ir šaunam tiesiai į mūsų objektą, kur pridarėm chaltūros. Nu gerai, gal ir ne mes padarėm, bet pamatysit, žodžiu. Kabinam priekabą ir priekaboj vešim maišyklę. Važiuosim pasimti maišyklę, priekaboj vešim velnio maišyklę ir atsivešim į objektą šitą. Nes čia buvom pasiėmę iš nuomos, tai jau gražinom. Kaip matėt, nuoma gavos labai brangiai, nuėjom į minusą virš 300 eurų, tai dabar atsivešim velnio maišyklę. Galim trumpam užeiti į objektėlį, ką čia statom. Va, šiandien turėjom mūrit per tvarėlės, tačiau nemūrysim, nes atsirado nenumatytų problemų, gautas iškvietimas, važiuosim tvarkyti broko. Čia padaryta jau pamatėliai pertvarom visur, jau penktadienį išpylėm, tai viskas sustingė, gražu, blokelių užsivežėm, reikia tik tai dirbti. Žiedas irgi visur padarytas. Tai sumūrysim pertvaras ir tada dėsim perdengimo plokštės. Greičiausiai perdengimo plokščių irgi padarysiu montavimo video iš objekto, bet padarysiu tik tada, jeigu gausiai atsidėkosit ir palaikinsit šį video. Taigi nestabdom, spaudžiam laiką, o mes važiuojam toliau. Tuoj užsidegs kūro lempelė, tai važiuojam, pilam kūrą ir bandom važiuoti iki taško. Tai brangus malonumas mums čia bus dabar važinėti su tokiom dizelio kainom, bet ką padarysi. Degaliniai. Pilsim saliaros, daug nepilsim už kokį tracuką. Kaina 2 eurai, ne 7,9 centai, 2 eurai 7 centai beveik. Va, užsipilam dizelio, einam pasiemam kavos ir šaunam iki objekto. Kur dabar atvažiavom? Tai atvažiavom pasimti velnio maišyklės. Opelį tokia prasta situacija, kad graužia net akis. Ant tiek dūmina į saloną, aš nežinau, mirda saliarka, tai visą kelią važiavom pradarytais langais. Dabar važiavom pusę valandos, tai toks jausmas kaip apsinešęs. Bemt noris, geruoju čia nesibaigs. Sutvarkėt? Ir štai mūsų suremontuota maišalka. Tu nahui. Kopėčias iškrito. Kas padaryta, tai va, pakeista gumos, ištekinti nauji štolcai šitie, visi varžtai pakeisti. Visos prarudėjimai, prapuvimai, viskas pravyrinta naujai. Štai, uždėta naujas metalo luitas, gražiai suvyrinta. Tai dabar 100 metų. Greičiausiai mes pirmi užsilenksim dabar į šitą maišalką. Važiavom ten, kur ir sakiau, kur važiuojam, į pagrindinį kelionės tikslą. Tai aš esu ant stogo, užlipęs ant stogo, šitą namą mūrijom mes. Bratuko komanda, aš ir Karolukas. Ir ką čia turim, kodėl čia atvažiavom ir kodėl gavom iškvietimą, tai čia turim tokią situaciją. Penktadienį gavom skambutį iš stogininkų, sako, reikia tvirtinti stogą, o pirma eilė, visa išsiplakus,
Tai sako, ką čia pridirbot nesąmonių, ką čia prikhaltūrinot. Tai žodžius, pasiaiškinom situaciją, jie atsiuntė video ir mums jau plius minus tapo aišku, dėl ko šitą situaciją, bet dabar parodysim jums plačiau. Tai kokia yra situacija. Tai va taip atrodo visų mylimi dujų silikatų blokeliai. Va čia va viskas išgraužta, va čia matot, viskas ištrupėja ir taip visi blokeliai. Ką, Karli, dujų silikatas dujų silikatas Very good. Ir va parodom, kaip pirma eilė sulypo visa. Mūrėta rugsėjo mėnesį buvo, nebuvo... Jo, mūro darbai atlikti rugsėjo mėnesį, čia tikrai nemūrėm žiemą. Tai buvo tobulas oras tokiem darbam. Kokia buvo situacija, tai buvo palikti šitie va blokeliai, neapdengti. Jie labai mėgsta susigerti drėgmę, tai prisigėrė drėgmės ir per negailestingą žiemą gavo daug šalčio ir tiesiog viską išdraskė. O pirma eilė tai atrodo va taip, va visi blokeliai tiesiog juda, neprilypę, nesusiryšę. Va gali eit ir daužyti visus. Čia nėra blokelis. Kas atsakingas už šitą situaciją? Ar mūrininkai, ar užsakovas? Galit pabandyti paspėliot komentaruose, kadangi esam atsakingi ir geri darbuotojai. Čia mūsų rekomenduoti stogdengiai atvažiavo, jiems stabdosi darbai. Tai tiesiog padarysim iš savo pusės maksimaliai kiek įmanoma. Nusirdysim visą eilę, nusivalysim klijus, stabdom savo darbus pagrindiniam objekte, tai nuplaukia visą dieną, negalim mūryti pertvarų. Kur rodžiau užsivežę blokelių ir važiuojam, gelbėjam užsakovus ir stogdengius. Tai tokie jau mes esam, geriečiai. Jo, ir dar parodysim, kaip iš tikrųjų prilimpa naujai padėti blokeliai, tai jie tikrai negali taip atšokti, nes mes ne vieną parapetą esam mūrę iš dujų silikato, tai viskas ten ok, tai čia visa problema buvo tik tai dėl tos negailestingos lietuviškos žiemos. Koks dar momentas, kaip buvo galima išvengti va šitos situacijos? Būna labai dažnai ant parapeto nupieštas monolitinis žiedas. Prasimūrė 3 eilutės ir tada visų perimetrų dar prasibetonuoja monolitinis žiedas. Tai dauguma užsakovų to atsisako, nes tas papildomai kainuoja nemažai ir jiem atrodo, kad to nereikia, kad čia tik tai pinigų išmetimas į balą. Tai dabar labai aiškus pavyzdys, kad tas monolitinis žiedas tikrai nėra be reikalo. Jeigu čia būtų visur pralietas monolitinis žiedas, tai tie blokeliai tikrai būtų stovėję ir niekam nebūtų atsitikę. Nu tai va, tai tas žiedas nėra tik išmislas. Šonus būtų pagraužę, bet blokeliai būtų neišsidraskę. Va, šitie klijai irgi net neprišokę. O taip va, valosi. Gviausia nusivala. Tak. Kokią dar turim situaciją. Tai va čia va šaltis taip išdraskė va šitą va vietą, kad net blokelius visą eilę va išnešė į lauką. Va čia va. Nes čia buvo sumūrta lygiai, tai išpūtė va visą eilę. O, Karolis pasakė teisingą posakį, kuris labai tinka šitai situacijai, tai iš dulkės kilęs, dulkę ar pavirsi. Tai čia grinai apie dujų silikatą. Taip išgraužta druskos, kad... Bet čia pizdėts. Druskas sugraužė. Klijus, va. Rūkštus lietus išgraužė. Va čia va, kur... Negauta vandens, va, kokie kieti klijai, va. Va. Ir prilypė vis. Bet va, jie kieti, va. Kietas. Žiūrėk, čia va koks, va. Ir čia va. Kieti, va, čia perlaužė. Čia kieti, čia kaip kreida va šitie va. Čia tai va šitie va gavę vandenio, o ten va kur vanduo nepasiekė, tai va kietas klijas. Visa problema buvo drėgmė ir šaltis. O štai, beveik viską jau užserdėm, blokelius visus nusiėmėm, klijus irgi. Panašėja po truputį situacija į tokią, kokios norėtume. Dar irgi bevalydami, beardydami dar vieną kampą radom, ant kiek išnešė blokelį. Tai va patys matot, blokelis išneštas geras 1,5 como. Va taip va, ir va čia va kaip nutrupėja. Va taip va, tiesiog blokeliai.
per vieną sezoną va buvo neapdengta ir va taip va išgraužė viską. Gražumėlis, ne? Keramika irgi va taip pat stovėjo, bet keramika netrupa. Dėl to mes ir mėgstam keramiką. O čia va kampas. Patys matot va, ant kiek išnešė blokelį. Tiesiog šaltis taip draskė šitos visus blokelius, taip stipriai kovojo tarpusavį per visą žiemą. Ir nelygioj kovoj pralaimėjo dujų silikatas. Varysim iki statybinių medžiagų parduotuvės, pasimsim klijų, dar čia nėra vandens, žodžiu, čia nieko nėra. Tai patys matėt, ryte kokiom kainom pylėm dizelį, buvo €7 centai, dabar važiuojam pro visas degalinės, tai va, dabartinė kaina, tai va čia va, čia pigiausias, Baltike €12 centų, visose kitose, va, kur pravažiavam 3 degalinės, buvo €25 ir kitoj €29 centai. Per, nežinau, 2 valandas šoko kaina apie 20 centų į viršų. Kodėl taip yra? Nu, mes jau tikrai nežinosim. Kaip Hasbula pasakytų, biznis. Nu, atvažiavom į statybinių medžiagų parduotuvę, negaliu tik sakyti kokią. Pasimsim klijų ir vandenuko, nes objekte nėra nei vandens, nei klijų. Klijai, plytelių. Klijų nusipirkom, vandens nėra. Apėjom visą krautuvę, nėra vandenio. 3 maišiokai, pasikraunam klijų, dabar važiuosim dar susišaudysim vandens kažkur iš balos ir šausim į objektą mūryt. Viskas va paruošta, mikseris, kibirai. A kur birbizinkė yra? Birbizinkė ir meistrai. Pasiėmėm kibirų, šlifarkų, šūkų, mikserį, Opelį paliksim, važiuosim su darbinė mašina. Va šitą pasiėmėm pakaitinę, susikrovėm daiktus, grįžom atgal į namus ir dabar vėl varom atgal į objektą. Tai objektas visiškai kitoj pusėj. Mes prie Žaliųjų, objektas prie Liepkalnio. Liuks, karvyčių eina girdint. Vandeniu pasirūpinta iš upelės. Opa! Karolis seniau karvės augina, o ten moka. Užteks ten mum tiek? Jo. Va. Myli mano Opelin viską kraunam. Klijais pasirūpinta, vandeniu pasirūpinta. Patys viską tvarkam. Skęstam naku. Oi. Nelaikė. Nebežinau. Tik tai labai katastrofiškai gal. Nu, kitais metais jau tikimės kvietimo Lietuvos garbėn, kad mes taip aukojamės dėl kitų žmonių, dėl užsakovų. Aš nelėkiu, kad... Vagi nelėkiu, aš ant stabdžių. Patį, blėt. Prie gerą neprives. Cirkai, blėt. Aukojamės, blėt, mašinų gadinam. Suliesim čia. Sau taip nedarytum. Atvažiavom be nesklandumų, sausais batais. Dabar einam prie darbų. Tu? Aš su kamera šneku. Čia tokia nebloga konsistencija, kad gautus, palauki 5-7 minutės ir tada permaišai ir jokio vandens dapilinėjimo nebegalima. Vyra. Čia po vieno, žinot, čia... Čia ne mes iškrapštėm su nagais. Na, buvo nauja, kaip nauja, buvo kaip viršų va toks. Nu va tokie va, plius minus buvo visi. Antra eilė graži, o pirma eilė... O čia va, kur vandenio gavo. Tragedija. Visur. Va, čia. Oi, tai čia visur. Va, žiūrėkit. Visur išgraužta. Čia byra blokelė. Rūrininkų kaltė čia. Rūrininkai nemokančius. Iškrapštę. Čia gal dėl to, kad klijai prasti, kaip kažkas parašė. Jo, mūryta buvo rugsėjo mėnesį. Tai mes rugsėjo mėnesį baigę mūro darbus. Tikrai nedangstom žiemai.
Taip, tai sveiki, mėlyjeji, dabar aš sėdžiu savo ofisiuke ir išsamiau plačiau paaiškinsiu visą šią situaciją, kas čia atsitiko, kodėl taip atsitiko, kas kalta šioje situacijoje ir apskritai pašnekėsim plačiau apie šią situaciją, stengsiuosi per daug neįsiplėsti, viską perbėgsiu labai greitai. Taip, tai iš karto galiu pasakyti. Šioje situacijoje mūro darbai buvo atlikti rugsėjo mėnesį. Orai buvo nuostabus mūro darbams. Tiek iš temperatūros pusės, tiek iš orų. Viskas buvo tobula. Medžiagos naudotos tikrai su jomis nebuvo nieko blogai. Tiek dujų silikato blokeliai, tiek naudojami klijai. Viskas pagal standartus. Jokių nepadaryta klaidų iš mūsų pusės. Kodėl taip atsitiko? Viskas taip atsitiko todėl, kad buvo palikti šie blokeliai neuždengti. Tai buvo nepadarytas stogas. Mes nežinojom, užsakovas darys stogą ar nedarys stogą, nes jeigu baigiam darbus vasaros gale, tai tikrai nepulsim ir nedangstysim tų blokelių, nes tai jau nebėra mūsų atsakomybė. Taip, jeigu darytume žiemą, jeigu sakytų nedarys stogo, kažką galvotume ir uždengtume tas viršutinės eilės. Bet čia dar vienas momentas. Kodėl tai nėra mūsų iniciatyva per daug tuo rūpintis, nes mes atliekame tik tai mūro darbus. Mes neapsiemame visos statybo eigos. Jeigu mes apsimtume visą statybo eigą, tai visą namą nuo A iki Z, visą pastatyti dėžutę, taip, tada mums tikrai tai rūpėtų, kad ten būtų viskas padaryta kaip įmanoma geriau ir nebūtų jokių kliurkų. Šiuo atveju mes atlikom savo darbus ir viskas. Iš savo pusės nepadarėm jokių klaidų, viską padarėm pagal konstruktyvą. Visada užsakovus pakonsultuojam, kad būtent šiuos blokelius, ir nesvarbu, ar tai būtų dujų silikatas, ar keramika, ar dar kokie kiti blokeliai, tai prieš žiemą visą laiką sakom, pasiplanuokit darbų eigą taip, kad pasidarytumėt stogą. Nes palikt blokelius lietuviškai žiemai nepasidarius stogo, gali būti didelių problemų, patys matėt, kokių problemų buvo. Jeigu nepasidarai stogo, tai būk geras, prasidangstyk. To nebuvo atlikta, nebuvo nei uždengti blokeliai, nei padarytas stogas. Tai dujų silikato blokeliai mėgsta gerti labai drėgmę. Tai visą rudenį jie prisigėrė daug drėgmės, tada atėjo ta staigi šalta žiema, viskas iššalo ir tiesiog tiek blokelius, tiek klijus tas klimatas išgraužė. Ką dar pastebėjom, kad išgraužta buvo tik tai viršutinė eilė. Tapsime, išgraužti blokeliai buvo visom 3 eilėm, bet klijų atšokimas buvo tik tai pačioj viršutiniai eilėj. Tos 2 apatinės eilės kuo puikiausiai buvo susikabinę, sustingę ir ten klijai buvo nepažeisti, nes ten tas klijų sluoksnis negavo vandens. Taip, viršutiniai blokeliai prasisunkė iki pat klijų ir išgraužė tiek blokelius, tiek klijus. Ir tiesiog blokeliai atšoko ir nesulipo. Visa tai atsitiko dėl šalčio ir dėl drėgmės. Elementaru, Watsonai. Kas toliau? Toliau dar vienas įdomus momentas, tai įkėlėm trumpą reelsą į socialinius tinklus apie šią situaciją ir gavom gausybę geito. Tarusme, komentatoriai, nežinau iš kur jie lenda, bet nuvaikyti. Sofos lyga Lietuvoje, dominuoja. Ir kas buvo juokingiausia, kad žmonės net nežino, kokia ten buvo situacija. Jie patys kūrė scenarius, patys prigalvoja įvairiausių nesąmonių ir tada sako, kad čia mes šūdarankiai, kad mūrijom žiemą, prie didelių šalčių, naudojom blogus klijus. Vienas komentatorius netgi parašė, greičiausia į klijų mišinį buvo įdėta mažai cemento. Mažai cemento įdėta į klijų mišinį. Tai prasme, žmonės, jeigu nežinot, jeigu pilnai negalit išanalizuoti, kas čia atsitiko, tai nerašykit nesąmonių. Prasme, mes statybos jau dirbam 8 metai. Taip, pradėjom video kelti prieš 2 metus, bet tai nereiškia, kad mes dirbam tik tai 2 metus statybose.
tų parapetų iš dujų silikato ir namų iš dujų silikatų mes primūrinę esam gausybę ir tikrai žinom, kaip ta medžiaga reaguoja į temperatūras, kaip ta medžiaga reaguoja į minusą, kaip ta medžiaga reaguoja į šalčius ir viską darom tikrai nuoširdžiai ir atsakingai. Netgi šioje situacijoje paskambino užsakovas, taip šitie darbai turėjo būti mums atlyginti, bet mes negavom nei cento už tuos darbus, ne tai, kad negavom nei cento, bet dar iš savo pinigų pirkom klijus, kaip matėt, važinėjom iš upelių, nešiojom vandenį, nes nieko nebuvo pasirūpinta. Tai tiesiog padarėm maksimaliai, kaip įmanoma geriausia, pagal tai, kaip buvo pasirūpinta tuo. Tai permūrijom visą viršutinę eilę, viskas ten pilnai gerai susikabinę, dabar tikrai laikys, padarys stogą ir 100 metų stovės, ten jokių problemų nebus. Tai ši diena mums atnešė minuso. Grubiai skaičiavom 400 už praleistą dieną, 30 eurų už sunaudotus klijus, 60 eurų išleidom ant kūro, nes pas mus, kaip matėte, Opelį trūko kūro šlangė, bet tiesiog norėjom kuo greičiau padaryti šiuos darbus, nes stogininkai laukia, mes labai glaudžiai bendraujam su tais stogininkais, tikrai labai geri darbuotojai, tai vien dėl jų labiau važiavom ir stengiamės padaryti kuo greičiau ir likviduoti šią problemą, kad jie galėtų pratęsti darbus. Taipogi šioje nuotraukoje matote dar vieną objektą, kurį mums pavyko užfiksuoti važiuojant pro šalį. Tai čia irgi yra iš dujų silikato statytas namas, paliktas, nežinau, porai sezonų, nieks nedaryta, blokeliai buvo tiesiog plaunami, įtakojami visų oro sąlygų ir matot, kas gavos. Blokeliai pilnai išgraužti ir suniokoti. Tai toks yra dujų silikatas. Tai va tokia situacija, didelės problemos čia nebuvo, tai buvo, atrodo iš pirmo žvilgsnio viskas labai baisiai, bet nieko ten iš tikrųjų labai baisaus nebuvo. Yra problema, važiuoji, analizuoji ir sprendi. Toks statybų gyvenimas. Mes niekad pastatę objekto nebėgam nuo klientų ir nebijom to skambučio. Žiūrėkit, kažkas blogai. Ok, važiuojam, žiūrim ir sprendžiam ir darom. Tai čia yra mažiausia problema, čia yra toks darbas, tiesiog į tą darbą reikia žiūrėti atsakingai. Ką mes ir darome. Kartais eikvojam savo laiką, savo energiją, dėl to, kad esam per geri žmonės. Geri arba durni, nežinau. O toliau žiūrėkit šį video ir nepamirškit padėti laiko geriem bičiukam. Bye. Ir nuserdę visą viršutinę eilę, nusivalę klijus, pradėjome tepti naują klijų sluoksnį. Patepę klijų, susikrovėme visą eilę blokelių, valėme tuos pačius blokelius, nes naujų blokelių nebuvo norima užsakinėti ir pirkti, taigi teko dėti tuos pačius blokelius. Jie tikrai nebuvo per daug blogi, viskas ten bus su jais gerai, nes čia yra tik parapetas. Ką, draugyčiai, per kelintą mes čia atvažiavom, Karli, 10 kažkur? Tai 10, dabar yra 3 valandos ir fiksuojam kaseko ištaisymo pabaigą. Nu, ne kaseko, negaliu sakyti kaseko, ne mūsų kaseko, tai sutvarkėm viską, va, iki 3 valandų padaryta. Visa viršutinė eilė. Permūryta naujai, viskas sulypę. Nu va, šitie blokeliai prieš 20 minučių dėti. Pakrūtink, Karli. Va. Jis skamba visą sieną. Siena visą skamba. Pridėk arčiau, kad girdės. Girdėsis. Va, skamba, sulypė, viskas tvirtai. Pas man galvoja, panašiai skamba. Išlyginta mes, kaip sakant, arba labai geri, arba labai durni žmonės. Dabar lekiam ne namo, tvarkytis su Opeliu. Tai dabar važiuosim
pasiimti pakeitinę mašiną, tada važiuosim, nuvešim velnio maišyklę į objektą ir tada Opelį paliksim servizę. Tai dar darbų va tiek. Ir dar vienas patarimas, kas mūrysis iš dujų silikato, tai patys matot, prieš žiemą nepalikit blokelių žiemojimui. Aišku, neaišku kokia bus žiema, bet vis tiek patys matot. Užteko vienos žiemos, visi blokeliai išgraužti, pirma eilė visa išdraskyta, ištampyta. Didelės problemos, didelis galvos skausmas, neaišku, kas turi tvarkyti tokius darbus ir prisimti atsakomybę. Tai va, dujų silikatas, no. Arba apsidenkit, arba būtinai prieš žiemą pasidarykit stogą. Jeigu norėsit daugiau video iš statybų gyvenimo, iš mūsų rutinos, nes mūsų kasdienybė tai praktiškai kiekvieną savaitę panašus nuotykiai vyksta, nepamirškit paspausti laiką, pasubscribinkit bratuko YouTube'ą ir jeigu būsit aktyvus, gausit daugiau tokių vidosikų. Tai ką, chebrytė, atvažiavom pasimti savo pakaitinio automobilio. Čia va matot, kur kolega buvo atvažiavęs, atvežė mane su Opeliu. Va taip stipriai va mum bėga saliarka. Čia va buvom sustoję keliom sekundėm. Nežinau, gal ir negerai, kad parodžiau, ką mes pridirbom. Tai pasiėmėm pakaitinį automobiliuką, tai bus Toyota Proace'as. Raižysim dabar po miestą su šia Toyota. Tai labai ačiū Tokvylai, kad noriai bendradarbiauja su mumis ir padeda, kaip sakant, draugą pažinsi nelaimiai. Tai labai malonu iš jūsų pusės, kad pagelbėjot, kol mūsų Opeliuką tvarkys. Mes važinėsim su šiuo naujutėlaičiu, pažiūrim, su šiuo naujutėlaičiu Toyota. Štai. Salonas tikrai gražus, aišku, Opeliuko gražesnis, bet ir čia nieko. Ką dar čia turim? Talpi, tikrai talpu, gražu. Yra lentynos, tai labai tinkantis darbui automobilis. Galit viską susidėti, susisandėliuoti. Durys atsidaro tiek iš šono, tiek iš galo. Tai čia, va, langas yra. Galit vežiotis geriančius kolegas, taip ir garas nepersineš į vairuotojo kabiną. Atsigult gali pagulėt per pietus. O dabar aš šaunu iki objekto, kur kolega jau nuvažiavo su maišyklė, išsikrauna maišyklę ir tada lekiam Opelį nuvaryti servizą. Kaip visą laik, pilnas bakas kuro. Dizelis pas juos greičiausiai nebėga, ne kaip mūsų Opelį. Kas dar patinka, kad čia automatas, tai atsipūtęs gali vairuoti. Su lapkiam vairas, visas multifunkcinis, čia viskas reguliuojas, čia čika-puka, salonas išvalytas, šepetys paruoštas. Nuostabu, neturiu daugiau ką ir pasakyti. Tai ačiū, lėkiu pas kolegą, nes jis jau mane kantrauja ir manęs labai laukia. Tikrai pirmas įspūdis šito Proace'o, mes jau ne pirmą kartą jį pasėmė. Tai mum ir pirmą kartą paliko gerą įspūdį ir toliau paliks gerą įspūdį, manau. Dar yra, žinoma, Proace'as Max'as, aukštesnis, ilgesnis, kam reikia didesnio automobilio, tai tikrai turi nemažą asortimentą, gerą pasirinkimą. Dieną tikrai išvargino, šitie nenumatyti, neplanuoti darbai labai vargina ir labai kerta per psichiką. Turi būti psichologiškai stiprus, pasiruošęs ir per daug neapsikrauti ir nesiparinti. Opelis va numestas, Karolis telefone. O ką čia darai? Tai mes dabar šmutkės iš Opelio persikrausim į Proace'ą. Ką? Atsargiai. Jau, bliat. Čiut nesupūla. Čiut. Tai kam tu taip arti mani prikantavai? Fortu. Pizdėt, kiek buvo van prilašėjai. Ir taip visur šliūšis, žinai, kur važiuota ir kur sustota. Tai važiuoja, čia viskas alerkuota, visas galas, na. Baisu, čia gina. Išleisk! Darai duris! Sio, Opelis, bye. O matot, visas saliarka nuėjęs, visas
Baisu, kas čia su juo buvo, kas darėsi. Kaip matėt, dirbom į minusą, dieną juodai nesisekė, tai padėkit užsidirbdant iš YouTube'os. Kaip tai padėt? Paspauskit laiką, paspauskit subscribe ir pažiūrėkit šį vidosiką. Kuo daugiau peržiūrų, kuo daugiau laikų, tuo daugiau gausim centų. Viskas, judam namo, viso gero.